miltelio mini krekeriai. Traukia pargauti. Batonėlis ne batonas, telpa į kišenę. Rinkis Mičiujų. Nu ką, šou prasideda. Pristatytos komandos, jos jau išsirikiavusios vieną prieš kitą. Šiaip Safo komanda niekada nebuvo gera. Niekada. Pats Simonas Žurauskas yra absoliutus lyderis pagal iškirstus žaidėjus. 49. Zaidenas. Vaikutis. Smūgis. O Varčiūška. Oh my God. Wow. Koks sugrįžimas. Safas. Manyčiau, kad taip atrodo truputį užriešta čempioniška nosis. Sveiki sugrįžę į Vilnių, sveiki sugrįžę į rimčiausius dalykus, kas susijęs su Kvadratu Lietuvoje. Vilnius Active Arena pilnutėlė, čia žiūrovų sausakimšai daug tribūnose ir mes keliamės į Kvadrato atkrintamąsias varžybas, kur 4 geriausios, kiečiausios, pajėgiausios komandos Lietuvoje susikaus dėl 3-ojo istorinio, galingo Kvadrato turnyro čempiono vardo. Jau po grupių etapo gavom užklausų iš Lietuvos tautinio olimpinio komiteto dėl būtinybės įtraukti Kvadratą į būsimų olimpinių žaidynių programą. Kol kas dar vyksta kalbos, bet dabar galim pakalbėti, kas laukia atkrintamosiose pirmose pusfinalio rungtynėse. Simono komanda, užėmusi pirmą vietą grupėje, susitiks su komanda, kurios kapitonu yra Safas, bet čia yra labai įdomi detalė. Paskutinėse grupės etapo rungtynėse, kuriuose nieko nelėmė tos rungtynės tarp šitų dviejų komandų, pergalę iškovojo Safo komanda ir galbūt tai bus tas emocinis užtaisas, kuris padės šitai komandai dar kartą laimėti ir labai netikėtai patekti į finalą. Tai būtų didžiausia visų laikų Kvadrato sensacija. Ir antrosios pusfinalio rungtynės bus tarp Manto ir Evaldo komandų. Ar pasitikė savo komandos kapitonu? Kapitonų taip. Merų, akivaizdu, sviruoja. Turim svajonį jauniklį Lietuvos. Numeris 2 po Demiko, tai Lauryna. Verta dėmesio komanda, man atrodo. Kaip esi nusiteikęs varžybom? Esu labai piktas, nusiteikęs, tai esu baisulyniškai. Noriu parodyti, ką mūsų komanda gali, nes tikrai žiūrėjau buvusias visas rungtynės, tai pasimokiau, išmokau, tai noriu parodyti, ką galim. Primenu, kad pusfinalyje jau žaisime tik iki vienos pergalės, taigi laimėjai, eini į finalą, pralaimėjai, žaisi dėl 3 vietos. Ir tai yra terpė netikėtumams. Niekas negali paneigti, kad Simono Žurausko komanda yra stipriausia turnyre, kad tai yra 2 kartus čempionai, kad tai yra praktiškai nepralaiminti komanda, bet visi žino, kad būtent Safo komanda paskutinėse grupės rungtynėse padarė tą istorinį rezultatą ir iškovojo pergalę tokią netikėtą, sensacingą pergalę prieš Simono Žurausko komandą. Gal tai galima pakartoti, kodėl ne? Taip, ir vienas labai svarbus dalykas, pusfinalyje laikas nebebus faktorių, žaisime iki paskutinio iškirsto žmogaus aikštėje. Ir dabar pasižiūrėsim, ar Žurausko komanda tas užriestas nosis truputėlį į žemę jau reaguoja ir ar jie tiesiog parodys, kad yra čempionšio kalibro. Prie užriestos nosies Simonui Žurauskui galėjo prisidėti ir tai, kad prieš pačias rungtynes Mantas Grimalis, turnyro vedėjas, pardavė aukcione už 180 eurų paties Simono Žurausko marškinėlius XS dydžio. Juos paėmė maždaug 4 metų mergaitė. Labai įdomi situacija iš tikrųjų. Ir labai jai tiko tie marškinėliai. Taip. Danas Rapšys. Na, ar čia reikia priminti komandų sudėtis, jūs puikiai matote, kas vyksta ir kas bėgioja ekrane, tik dėl viso pikto. Simono komanda, Kornelija Dudaitė, Kristoforas Vaidutis, Valdas Benkunskas, Simona Česnaitė, Laurinas Suodaitis. Taip, ir Safo komanda čia, blemo, kokie įvykiai vyksta. Danas Rapšys, Rūta Ašvidytė, Andrius Zimaitis, Ieva Zasimauskaitė, Paulius Samoška ir Safas Laurinas Mejauskas.
Ir čia Rūta krenta. Rezultatyviausias visų laikų žaidėjas, daugiausiai iškirtęs žaidėjus, Simonas Žurauskas. Nežinau, gal 56 jau sudėjus čia buvo jo Ir iškirstas net žmogus. tose pralaimėtose rungtynėse jis nebuvo iškirstas. Simonas netgi prieš tai iškirtęs kiaulidės marškinėliais pasidabinusią Rūtą Švidytę net atsiprašė žvilgsniu. Sako, sorry, gal kiek per stipriai. Dabar Danas Rapšys keliauja Zimaitis. ir Zimaitis. Na, viskas nebe taip lengvai klostosi savo komandai, kaip buvo tose įsimintinuose rungtynėse grupės etape. Ir plakatas iškirs, kaip iškirtai Sigel po kiekvieno sėkmingo Sodaičio epizodo kyla į viršų Vilnius Active arenoje. Ir dar yra vienas plakatas, tiksliau 2 plakatai, 1-2-3 kvadratas Daibys, 3-2-1, žino tai kiekvienas. Ir taip pat, Valdai, neturi stadiono, žaidi kvadratą. Wow, Gerai. geras. Mes turim tą stipriai kylančią plakatų kultūrą Lietuvoje. Žurauskas su Sodaičiu. Ieva Zasimauskaitė dar aikštėje. Ne, tai yra kosmosas. Ieva Zasimauskaitė šiaip iki šiol buvo pagrindinis taikinys pačiu pirmu numeriu ją iškirsti bet kuriam varžovui. Žurauskas net nenori kirsti Ievos gailą. Sodaičių moterų nėra labai gaila. Negaila jam, tikrai negaila. Ir- Jis tiesiog kaip nieko ne... O, Simonai, taip smarkiai. Ramina Simonas Žurauskas aistra, sako, viskas tvarkoj. Prisiminkim, kai baigėsi grupės varžybos. Kol kas dar tikrai neatsipalaiduojam. Paskutinėse rungtynėse sensacingai Safas nugalėjo Žurauską, bet tai turbūt yra labiau išimtis iš taisyklės. Sunku turbūt tikėtis, kad dabar tokios svarbos rungtynėse Simonas galėtų pralaimėti. Safai nesugraibo kamuolio savo rankose ir Safas keliauja į užkvadratį. Lieka tik Samoška. Paulius Samoška, vienintelė viltis, puikią sportinę formą demonstravo jis paskutinėse rungtynėse grupėje. Ir žiūrovai Vilniuje skarduoja jo vardą, Samoška. Kon jūs lyderė! Samoškins dar vienas bandyms ir mina Mina vidurio liniją. Ajajajajaj, labai reikėjo bent vieno dabar išmušto žmogaus. Ir viskas, Žurausko komanda gali laimėti dabar šitą pusfinalį. Ir čia smūgis Simono bandys, ne, perdavimas Benkunskui, Vilniaus meras užsimoja, pasižiūrė į teisėją. Simona, mama, man jau 18, perduoda kamuolį Sodaičiui ir Laurinas Sodaitis tikrai ne pirmą kartą. Šiame turnyre Vilniuje uždaro rungtynės savo tiksliu, stipriu smūgiu į varžovą. Samoška krenta, užtikrinta, triuškinama Safo komandos, Simono Žurausko komandos pergalė. Taip, dar vieną bylą laimi Sodaitis. Benkunskas nugali dar vieną varžovą savo rinkimuose. Ir viskas. Mes turime tai, apie ką ir kalbėjome dar prieš turnyrą. Simono komanda keliauja į finalą. Metas išsiaiškinti, su kuo jį žais dėl 3 kvadrato čempionų titulo. Kaip jaučiatės, kad patekote į finalą? Šiaip puikiai. Truputį bijojau žaisti prieš Safą, nes vieną kartą jau jie mus įveikė, bet labai pasijautė komandai, kad dabar laikas tas, kur reikia susikaupti. Susikaupėm ir viskas buvo gerai. Kaip miesto meras vertina vadovavimą komandos? Tai yra Simono darbas šiandien. Puikiai vertinu ir jeigu kas nors galvoja, kad viskas, kas vyksta mieste, yra tik tai mero reikalas, tai labai klysta. Aš turiu didelę komandą ir kiekviena komandos dalis turi savo vadovą. Tai Simonas padaro savo darbą šiandien puikiai. Na, finalas Bartuševičius Žurauskas tarsi žvaigždėse parašytas. Taip atrodytų prieš turnyrą. Atrodytų. Žiūrint į komandų pajėgumą, kaip tik dabar Bartuševičius su savo komanda bandys skintis kelią į finalą. Varžovas iš tikrųjų gerbtinas. Evaldo Jasaičio komanda turi jinai ką pastatyti prieš. Tarkim, Paulius Vaitekūnas tikrai yra neblogos sportinės formos. Priminsiu, kad šitoje komandoje yra ir geriausia šalies jaunoji kvadrato žaidėja Amadėja Meta Karaliūtė. Ir jinai labai gerai grupė etape atrodė. Jeigu jai leidžia žaisti, perdavinėti kamuolius, jinai kerta žmonės. Kerta kaip miške medžius. Ar turi kažkokį savo smūgį, kažkokį judesį, kurį naudosi šiandien? Aš naudosiu tą taktiką, pastebėjau, iš tikrųjų daug kas jau naudoja, tai yra, kai tu žiūri į vieną, bet iš tikrųjų muši kitą. Nu tai, nežinau, yra dar visokių, žinai, būdų dėmesį nukreipti, bet nemanau, kad naudosiu, kadangi čia viskas viešai bus. Tai... Tu esi šiaip pagarsėjęs kaip žmogus su didelė galva. Aš tiek girdėjau. Kaip manai, ar tai bus tau pranašumas ar trūkumas? Tų pranašumų ir šiaip nėra daug, žinai, o jeigu dar yra didelė galva, bet aš manifestuoju, nebus headshot'o šiandien man, nei vieno. Pamatysit. Yra tik tai viena bėda. Mindaugas Laskovas, vienas iš Jasaičio komandos žaidėjų, persimečiau su juo keliais žodžiais prieš šitas rungtynes, sakė, kad vis dar labai jaučia kojos skausmus, čiurnai pizda. Ir neaišku, ar... Jis šokinėja ant vienos kojos. Taip, pažiūrėkit, jisai žaidžia viena koja ir akivaizdu, kad tu žaidi 5 prieš 6.
Jis kaip Matijas Lesoras tose labai įsimintose rungtynėse Eurolygoje nukrito ant savo kojos. Pagarba Laskovui, nepaliko jis komandos. Čia gal yra ir ateičiai pagalvoti turnyro organizatoriams, galbūt reikia turėti vieną atsarginį. Ieva Bartuševičienė šiaip yra gydytoja, bet jinai nieko nedarė. Ties Laskovu. Čia keršta. Tauragės Meras krenta. Na taip, reikia priminti, kad komandos yra labai įvairia pusės ir šoumenai, ir politikai, ir sportininkai, ir verslininkai, ir Sodaitis. Tai turim mes Bartuševičiaus komandoje ir geriausią Lietuvos rankininką. Čia Milda krenta, ją išmuša būtent Paulius Vaidekūnas. Taip, Aidenas, kaip tik dabar jis, štai tas legendinis Lietuvos rankininkas, yra čia ir Ieva Bartuševičienė. Ir Lukas Keraitis. Taip, Lukas Keraitis, grupės abudu bosistas. Ir čia Aidenas vėl. Ta pati taktika, kuri veikia ir grupė etape. Aidenas žaidžia su užkvadračiu. Ten yra Tauragės Meras Dovydas. Dabar jis praranda kamuolį. Dar čia visko gali būti. Kol kas mes matome problemas Manto Bartuševičiaus komandai. Kaip Laskovui reikia pagalbos užkvadratį. Vienakojas Laskovas. Nu, Bartuševičiui tai buvo rimtas išbandymas, bet kamuolį Mantas sugauna. Ir vėl Dovydas žaidžia dabar su Bartuške. Perdavimai ir Jasaitis kaip lengvai krenta, bet čia gal net ir gerai. Reikia pagalbos Laskovui. Tribūnose dabar tokia ramybėlė, o Tauragės Meras eliminuoja Teresę. Kasgi Teresė, paklausit jūs? Atsakau, Balta varna. Balta varna arba atlikėja iš Baltos varnos. Baciuška, kaip man trūksta jo? Kaip man trūksta Baciuška? Va čia yra netikėta. Ir čia yra rimta. Aidenas Malašinskas yra komandos lyderis, komandos smegenys, komandos jėga. Rezultatas pusfinalyje lygus. Kas galėjo pamanyti, kad Evaldo Jasaičio komanda gali mesti tokį rimtį iššūkį Bartuševičiaus kolektyvo? Nepataiko! Aidenas! Va čia gali būti ir rungtynių lūžis. Dabar reikia laikas nefiksuojamas, žaisim iki paskutinio iškirsto žmogaus. Jasaitis susima už veido, tai gali kainuoti labai daug. Bartuševičienė. Dar kitaip žinoma kaip daktarė ir per arti Paulius Vaidekūnas. Kokia klaida. Būti taip arti prie Aideno tokioje situacijoje yra savižudybė. Amadėja Mėta dabar rikiuoja greta, sako Bačiuškai, kur jam reikia būti. Jasaitis žaidžia perdavimai su Amadėja Mėta. Amadėja Mėta, koks smūgis. Pizdėts. Tu sau. Žiūrėk, dabar. Kamuolys grįžta pas ją. Sako Amadėja Ievai Bartuševičienei. Rokas dabar yra gale. Labai geras susidėjimas. Baciuška Bartuškai. Wow. Bet tai yra viltis pateisinantis pusfinalis. Malašinskas. Bartuševičius. Meras. Per daug perdavimų. Plikasis teisėjas Paulius Kapšys rodo, kad klysta Bartuševičiaus komanda kartu su Kapšiu. Teisėjauja ir Martynas Walters. Tu matai? Kas buvo dabar? Poker face sugavus kamuolį. Ir minutės pertraukėlė. Na, žinai, čia yra brandus elgesys. Bartuševičius patyręs kapitonas ir jis supranta, kad čia gali prisijokauti. Situacija dramatiška, pusfinalis ir viską lemia vienas ar kitas neteisingas arba teisingas sprendimai. Taip, Bartuševičius ir Keraitis žaidime prieš Amadėją Mėtą ir Baciušką. Pasakė teisėjas, kaip suprantu, kad dabar negalėjo imti minutės pertraukėlės Bartuševičius, kadangi ne jų komandos dispozicijoje kamuolys. Buvo Bartuškis su kamuoliu, jis ir sugavo tą įspūdingą metimą. Tada nesupratau, kodėl nedavė pertraukėlės. Malašinskas, Baciuška gali būti užvaikytas. Važiuoja, mama! Triukšmas Vilniaus Aktiv arenoje. Aidenas Bartuševičius Aidenui smūgis į kojas nėra. Kamuolys prieš tai lietė žemę, tik po to Baciuška. Ir čia akla višta, dar kitaip žinomas kaip Elijus Povilas Martinenko. Višta tikrai akla višta, reikia pažymėti. Taip, 5% aklumas. Antra grupė. Nu ką, Amadėja Mėta viena žaidime. Bartuševičius vargsta, susijęs už kojas, bet atrodo, kad viskas gerai. Klaida gali pražudyti Evaldo komandą. Bartuškė, ką jis išdarinėja? Dramblys. Stiprus smūgis. Tarp kojų Baciuškai, dar kartą tarp kojų Baciuškai. O dieve mano, kokie epizodai. Rokas Baciuška, kokio lygio talentus demonstruoja jis ant parketo. Kyla triukšmo lygis Vilniuje. Jūs paklausykit, kas darosi tribūnose. Ir laikas nėra dabar faktorius. Iki išmušto žmogaus. Sensacija ant ribos. Evaldas su 0 pergalių.
nori finalo. Bartuševičius prašo pertraukėlės. Teisėjas sako, keliamės. Laskovas vos vaikšto. Bartuševičius gavo didžiausią fizinį krūvį savo gyvenime. Žiūrėk, ateina žmona padėti vyrui. Kelkis tuo brynai, sako. Bet aš suprantu publiką. Jinai nori veiksmo. Ką dabar daro Bartuševičius, tiesiog yra fizinių galimybių trūkumas. Taupo jėgas. Ir Tribūnos palaiko aiškiai Jasaičio komandą. Jie arti sensacijos. Bartuševičius į Baciušką. Nėra, Noreikaitė smūgis. Tačiau nereikėjo. Ir nereikėjo Noreikaitai smūgiuoti. Aš galvoju, kad dabar jau tokiais epizodais turėtų rūpintis patys geriausi komandos smūgiuotojai. Ta ir dabar, sako Jasaitis, iš priešingų barikadų būsim. Nusiraminam, nedarom tokių klaidų kaip jie. Koks pusfinalis, kas galėjo pagalvoti? Ir Amadėja mėta prieš Bartuškę. Geriausia, primenu, geriausia šalies šeštokė Kvadrato žaidėja prieš geriausią simuliantą šiuo metu Vilniuje, kuris vis prašo minutės pertraukėlės. Aišku, jėgos nebegalinės ir Viskas. Nepatinka publikai. Nepatinka. Paklausykit. Kokios emocijos. Nušvilpta Manto Bartuševičiaus komanda tampa nemėgstamiausia Kvadrato komanda Vilniuje. Jūs paklausykit, kas čia darosi. Žinai, Vilniaus bus dabar antra nemėgstamiausia komanda Vilniuje. Kas už Evaldo komandą? Paklausykit. Žinotumės, kad Manto komanda žaidė ne pagal taisyklės ir įmė 2 taimautus. Laskovas sakė, Mantas žaidė ne pagal taisyklės, ėmė taimautus. Na, akivaizdu, kad Jasaičio komanda žais dėl 3 vietos, bet žiūrovų širdyse jie čempionai. Tu įsivaizduoji, jeigu tai nutiktų Atėnų krepšinio derby, va tokie dalykai. Dabar jau būtų padegti automobiliai, išvartytos parduotuvių vitrinos. Bet žiūrėk, Evaldo komanda, kad ir po tokio skaudaus pralaimėjimo pusfinalį, nepraranda kovinės dvasios ir dabar bandys nukepti Safą. Na taip, įspūdingas pusfinalis, abejos rungtynės tiesiog fantastiškos, o dabar mūsų laukia kova dėl 3 vietos. Čia pralaimėję pusfinalius susitinka rungtynėse iki 1 pergalės, tiesiog 1 rungtynės ir arba tu su medaliu, arba tu paskutinis. Kiek metų sportuoji Kvadratą? Kvadratą 2 metus, bet sportuoju tai visą gyvenimą. Ir kokie yra tavo būtent Kvadrate pasiekimai galbūt didžiausi? Šiais metais 1 vietą Lietuvoje užėmėm, o praeitais irgi rinktiniai 2 vietą, o 3. Ar tiki komandos kapitonu? Safuelis, savim labiau tik negu kapitonu, bet susitvarkysim. Kurio žaidėjo labiausiai bijai? Kurio labiausiai bijau? Manau, kad nenustebinsiu nei vieną, sakydamas, kad labiausiai bijau Ievą Zasimauskaitę. Su ją smoltoką labiausiai bijau. Bet štai, Karoli, aš galvoju, ar čia nebuvo kontroversiškiausia visų laikų Kvadrato akimirka, tos rungtynės? Kiek mes esam komentavę, manau, kad taip. 3 turnyras ir kol kas daugiausiai dramų, daugiausiai publikos įsijungimo ir tokio nušvilpimo, tokio nubujinimo aš nepamenu tikrai nei viename iki šiol vykusiame turnyre. Ir aukščiausias turnyro lygis, ką ir kalbėjai kiek anksčiau, teisėjai irgi tą yra įvertinę. Ir Amadėja mėta labai nepatenkinta, taip akivaizdžiai surūgo jos veidas po to momento. Na ką, prisiminkime, kaip komandom sekėsi iki šiol, taigi pusfinaliai pralaimėti tiek Jasaičio, tiek ir Safo komandų buvo, bet grupės varžybose skambių pergalių tiek viena, tiek ir kita komanda pasiekė. Aišku, Safo komandos skambiausia pergalė buvo laimėjimas prieš Simono Žurausko komandą grupės etape. Ieva Zasimauskaitė krenta pirmoji. Na, o Evaldo komanda kogi galėtų pasigirti? Evaldo komanda liko 3 grupėje ir beje nugalėjo grupėje etape Safo komandą. Tai va čia ir buvo jų vienintelė pergalė. Tai sakyčiau, kad jėgos apylygės. Štai, Teresa Baltavarna. Aišku, visi su nekantrumu jau laukia finalo. Aš labiausiai laukiu pasižiūrėti, kaip publika pasitiks Bartuševičiaus komandą. Čia, žinai, dabar yra labai įdomi situacija. Simonas Žurauskas prieš Bartuševičių. Tarsi ir nieks nenori, kad Simonas Žurauskas vėl laimėtų. Nu, taip visą laiką būna. Norisi, kad kažkas tai favoritą nukaltų, ne? Bet dabar Bartuševičius, man atrodo, yra dar didesnė blogybė žiūrovams. Ką tik Žurauskas savo fanų klubą, kurį iki tol turėjo didžiausią, dar labiau padidino. Manau, kad palaikymas turėtų būti Simonui Žurauskui ir jo komandai. Išgelbėk draugą. Kas čia ką tik buvo? Oi, wow, balta varna. Teresa galėjo pati atakuoti, bet duoda perdavimą Evaldui. Ir Zimaitis out. Toks geras Jasaičio smūgis ir koks nepatogus Andriui Zimaičiui. Per žemas, o per tą pilvą tu taip nesusilenksi. Oi, tikrai nesusilenksi.
Oi, Laskovai, man atrodo, jau yra iš viskapai. Pasižiūrėk, jis dabar ant tos vienos kojos dar sunkiau šokinėja. Bet koks užsivedęs Laskovas, čia prieš rungtynės dar buvo atbėgęs ir mums akis padraskys, sakė perduot linkėjimus, kad Bartuševičius sukčiauja. Krenta ir Safas. Ir viskas, lieka 2 žmonės savo komandoje ir tai yra pabaigos pradžia. Nu, toks įspūdis, kad Jasaičio komanda net ir pralaimėjusi tą skaudų pusfinalį vis tiek atsinešė didelį entuziazmą į bronzinį finalą. Ir labai arti to yra, kad laimėtų jį. Amadėja Mėda bandė iškirst rūtą. Šiaip paprastai komandos, kurias taip skaudžiai pralaimi pusfinalius mažajame finale, atrodo prastai, negali atsigauti, bet nieko panašaus neatsitiko. Jasaičio chebrai. Amadėja Mėda. Ir viskas. Vienas Danas Rapšys prieš visą dar neiškirstą Evaldo Jasaičio komandą. Gerai, prisipažinsiu, Danas Rapšys man yra vienas tokių nusivylimų šitam turnyre. Aš vis dėlto tikėjausi, kad šis veikėjas kals negailestingai visus ir bus kažkas tai arti Aideno, arti Simono Žurausko, bet taip nėra. Labai trūko susižaidimo savo komandai. Kai turi Rapšį ir tu nežaidi per jį. Oi, kaip vienas kitą gelbėja Jasaičio komanda, na tai yra akivaizdžiai publikos simpatijų daugiausiai sulaukianti komanda. Viskas! Nulis kovingumo, katastrofinis Safo komandos pasirodymas ir tragiška pabaiga, kurios iš tikrųjų taip žaisdami jie yra nusipelnę, o didžiausia pagarba Jasaičio komandai dėl to, kad jie žaidė 5, Mindaugas Laskovas vieną koją ir žiūrovai praktiškai kai kurie net ir atsistoja savo vietų ploja ir sveikina šitą komandą su bronzos medaliais. Šiaip šitą komandą tikrai galėjo žaisti finale, galėjo mesti iššūkį ir Simono komandai paklausim dabar Evaldo. Galėjom žaisti finale, galėjom! Bet mums finalas pokai, mes norėjom Safą sunaikinti. Ačiū, kas palaikėt! Jau užduotis buvo sunaikinti Safą. Jokių taktikų nebuvo, buvo taktika, kad tiesiog kuo galėtume kamuolį persiduoti pirmyn atgal, tai bet labai greit išmušėm Jasaitį, tada jie labai greit padavimus pradėjo daryti, nu ir tiesiog išbarstė mus, kaip sakoma, jau nieko nebeliko. Ir komandą tada nuvyliau, ir save nuvyliau, taip kad atvažiavau, visus čia taškysiu, visus čia bausiu. Tai mane nubūdė labai. Gal kitą kartą. Gerai, kaip vertinat vienas kito pasirodymą, apsikeitėt vietom? Nu man džiugu, dėl Evaldo, nes jis jau verkšleno, nu man ta trečia, aš jau buvau pratęs, trečia vieta, nu ne ketvirta, bet jis nabagas, nu taip apgailėtina, bet dabar man džiugu už tave, nu tikrai faina, kad nu pagaliau tave ištraukė ta šeštokė ir kiti komandos nariai. Kaip tu pasijauties? Aš norėčiau pasakyti šiek tiek gražiau gal apie Safą. Aš norėčiau pasakyti, kad mes tokie savotiški titanai esam 3 vietos kovos ir jeigu praeitą kvadratą aš garbingai pralaimėjau Safai, nors tikėjau, kad jis gali žaisti finale su Mantu Grimoliu, Baumila ir tikrai labai puikiai žaidė ir pats Safas. Tai šitam... Apie tave gal per daug negražiai pašnėjau. Jo, šiaip tu nuostabi, aš nežinau, tu išmušiai šiandien kažką? Aš išmušiau gal vieną. Okei, aš biškai daugiau. O dabar finalas bičiuliai ir mes matysime Simono ir Manto komandų kovą. Paklausykim pristatymą, bus įdomu. Ar Simonui pavyks apginti titulą? Ar kelsim Manto riebę šikną į viršų? Taisyklės truputėlį skirsis, žaisim iki 2 pergalių ir iki paskutinio žmogaus. Ir dar kart primenu, tie, kurie laimės, turėsim parodomąjį mečą su Lietuvos čempionėm. Štai ten, plojimai dar merginos. Kaip motyvuoji savo komandos narius? Kažkaip labai motyvuoti net nereikėjo, tiesą sakant, visi buvo labai užsidegę, dėl to net buvom porą kartų susitikę pasiteniruoti. Aš manyčiau, kad komanda iš savęs ir dėl to, kad, čia dėl kvadrato mes kovom, tai aš manau, kad visi ir taip pakankamai motyvuoti. Man atsibodo antroje vietoje būti. Tai man tai netrūksta motyvacijos. Aš rodysiu visiems Ščiogolovaitės nuotrauką ir sakysiu, ar jūs norit būti jie? Ar norit būti jie? Jeigu norit, okei, žaidžiam toliau taip pat, darom viską taip, kaip darė, mums puikiai veikia antrai vietai. Bet jeigu norit būti ten, man nereikia MVP, atsakant į tavo klausimą, man nereikia MVP, man reikia, kad mano komanda laimėtų. Man nesvarbu titulai, kiti asmeniniai, man yra svarbiausia komanda pirmoje vietoje. Tada asmeniniai tikslai antroje vietoje ir šeima trečioje. Na kągi, komandos pasiruošusios, kosminė atmosfera Vilniuje ir finalas, tai yra kova iki 2 pergalių, vadinasi, 1 pralaimėjimas dar čia nieko nereiškia, bus ir antros, jeigu reikės, ir 3 rungtynės. Dar kartelį pristatykim abi komandas, kurio žais finale ir
Manto Bartuškės komanda, kapitonas Mantas Bartuševičius, daktarė jo žmona Ieva Bartuševičinė, grupės abudu bosistas ir technologijų žurnalistas Lukas Keraitis, Tauragės meras Dovydas Kaminskas, aktorė Milda Noreikaitė ir vienas iš galimų turnyro MVP Aidinas Malašinskas, rankininkas. Na ir jų varžovais dar kol kas nenukarūnuotas čempionas Simonas Žurauskas ir jo raudonieji Kornelija Dudaitė, Kristoforas Vaidutis, Vilniaus meras Valdas Benkunskas, kelias į žvaigždės legenda Simona Česnaitė ir Laurinas Sodaitis. Velnės, abi komandos yra vertos viena kitos. Sakyčiau, Simonas žaidžia šitą turnyrą tokiu kruiziniu režimu kol kas. Iš jo dar nematėme tų įspūdingiausių akimirkų, bet kai turi Sodaitį, kai turi Benkunską, kai turi geras merginas, kol kas ir nereikia pilno Žurausko. DJ Mamanė kala ritmus Vilniaus Aktiv arenoje. Finalas prasideda, Kristoforas Vaidutis užvedinėja tribūnas. Aišku, Vaidutis irgi žiauriai didelis faktorius šitoj komandai. Kokios emocijos, šiurpas eina kūnu. Ir ryškiausia Manto Bartuševičiaus komandos puolimo figūra Aidinas pradeda šias rungtynės su kamuoliu rankose. Bartuševičius į Česnaitę. Nėra jau jos kvadrate. Aš myliu baby, myliu visą širdim, aš myliu baby, sapnuoju jį naktim. Aidinas. Wow. Dabar tikrai šiurpas ima pirmosiam finalo akimirkom, žaidžiam iki 2 pergalių. Ir kaip darbuojasi Aidinas, pradeda nuo moterų, dabar jau ir Kornelijos Dudaitės eilė. Aš galvoju, Sodaitis pradės nuo moterų, bet tai daro Aidinas. Paprastai Sodaitis baigė su juo. Aidinas Malašinskas. Na tikrai, matom, kad turim profą. Turim profą čia turnyre. Nu ką, Noreikaitė už kvadratyje. Geresnė finalo pradžia Mantui Bartuševičiui. Aidinas kontroliuoja įvykius, kontroliuoja situaciją. Ir tikojo Simono Žurausko. Netikėtas smūgis, Lukas. Ir vėl Aidinas. Ieško Žurausko. Klausyk, čia yra plano dalis, ne? Taip suprantu. Bet taip ir atrodo, ar ne? Siūsk Simoną į užkvadratį. Žiūrėk, aš to galiu viską nesunkiai paaiškinti. Prisiminkime, kiek buvo rungtynių, kai Simonas lieka vienas ant parketo, ne? Viskas buvo. Ir kiek jisai išsprendžia tada situacijų vienas pats. Vadinasi, jeigu tu jį iškalsi, tu turėsi labai rimtų šansus iškovoti pergalę. Ir čia yra susitarimai, kuriuos ir paruošė prieš finalą Bartuškės komanda. Sakyčiau, iškirtų Žurauską iš karto kokią 30% šansų prisidėtų laimėti Bartuševičiui pirmasias rungtynes. Ir žiūrim, ar kartosis ta pati taktika. Vėl Aidinas arčiau. Perdavimai. 3 perdavimus atlikti galima. Meras užtikrintai gaudo kamuolį. Labai karingo veido Valdas Benkunskas. Simona. Metai gaidį. Tarp kitko atkreipsiu dėmesį, kad plakatas Merė stadiono nėra žaidi kvadratą. Jau dingo. Ir tie žmonės, kurie laikė tą plakatą irgi. Buvo paskambina Tomui Bužinskui, aš galvoju. Taip, ir tie žmonės šiuo metu jau išvažiavo. Taptelėjo šiek tiek tempas finale. Pirmose rungtynėse primenu, kad tai serija iki 2 pergalių. Ir Simonas Žurauskas laimėjo abejus turnyrus iki šiol. Mantas Bartuševičius pralaimėjo abejus finalus iki šiol. Jeigu neklystu, tai ir yra 3 jų finalas. Taip, turėtų tai būti, jo. Dovydas dabar taikėsi į Vilniaus merą. Tauragės meras taikėsi į Vilniaus merą. Manau, kad tai yra ne pirmas ir ne paskutinis kartas, kai taip dar jų karjeroje gali atsitikti. Pritakinkit kas nors Šimašys iš Tauragės tikrai. Ir Benkunskas. 1 meru mažiau, bent jau kvadrate. Noreikaitė už kvadratyje. Ir vėl žaidžiama su Aidinu, nebejotinai pasirinkta taktika. Sodaitis irgi tokia mini traumelė atrodo patyrė. Taip, truputį žemiau bambos. Kaip gelbėja. Gelbėja Keraitį Aidinas. Aidinas Malašinskas, geriausias Lietuvos rankininkas su kamuoliu. Keraičio gerai suveikė, wow. Lukas Keraitis grupės abudu bosistas ten. Sukomunikavo su Aidinu. Tu peklon. Užmynė galinę liniją Simonas Žurauskas. Bet kaip gavo kamuolį. Ir supranti, mes kalbam apie tokį mažylį, kuris gaudo tokia jėga pareinantį kamuolį su tokiu užtikrintumu. Čia yra kažkas fenomenalaus. DJ Šorcas. Konkrečiai. Milda Noreikaitė. Ir toliau viena darbuojasi už kvadratį. Šiaip liko bene 2 pajėgiausi raudonosios komandos žaidėjai. Vaidutis toks neatskleistas talentas. Taip, Sodaitis meta gerai, bet Vaidutis irgi čia atrodo puikiai. Ir kol kas užtikrintai finalas klostosi Bartuševičiaus komandai, bet kokie rimti veidai. Žinai, aš prisimenu pirmasis kvadrato varžybas, kurias komentavome dar NBA arenoje Vilniuje.
tada viskas vyko tokiu žaidybiniu ritmu, visi šypsojasi, Ir žvengė. Aerohitas buvo. Taip, Kerbelis teisėjavo, tokias nesąmonės vyksta. Šiandien čia tu pasižiūrėk, kokie surimtėja visi. Kaip tai perėjo į kitą lygį. Nebereikalo visą laiką kartoju. Kvadratas dar niekada nebuvo taip aukštai ir tas lygis tik tai kyla. Mes per vieną naktį didelį užaugom čia. Benkunskas galėjo drąsiai iš karto atakuoti, nesugauna kamulio. Vėl taktinė dvikova. Vaidutis su Sodaičiu. Dabar jau reiks atakuoti. Kol kas trūksta Simono Žurausko ryškesnio indėlio šiame finale. Ir dabar Aidenas iškirto Vaidutį. Kur Simonas Žurauskas? Tu nepastebėjai? Bet dabar jis ir turės pasirodyti. Bet aš kalbu labiau apie tai, kad jo man visą šį turnyrą žiauriai trūksta. Sunku pasakyti, kuris dingo. Žurauskas. Oi, štai jis. Štai jis. Bet dabar svarbiausia taktika. Ar Bartuškė? Bartuškė dabar signalizuoja. Žaidžiam perdavimas. Kvadrate. Bartuševičius turi du pajėgiausius komandos žaidėjus. Tai jį patį ir Aideną. Gaila, Simonas keliauja už ribį kamuolį, reiks atiduoti. Bet jis rodo Aidenui, aš tavęs vapšė nebijau. Tikslus perdavimai. Tik dabar tai išgelbės Bartuškę iškart siųs į pergalę. Ir čia kamuolys atiteks Simonui Žurauskui, kamuolys skirto šoninę liniją. Kantrybės reikia Simonui ir jo komandai. Ir labai aišku, ką palaiko Vilnius. Labai aišku, už ką serga tribūnos. Simonas Žurauskas, Sodaitis. Ieško Bartuševičienės. Nenori Gizmon ir Sodaitis, jau per daug buvo. Šiandien per daug buvo. Buvo. Simonas. Simonui ne taip svarbu, moteris, ne moteris. Bet kai visą laiką šitą darbelę mieliau įmasi Sodaitis. Taip. Dabar Bartuškė. Nenori jis paleisti to šanso. Kaip nenori? Keršys. Keraitis. Turi mesti tas žmogus, kuris pagavo kamuolį, ką rodo arbitras. Taip, bandė pagudrauti ten už Kvadratyje Keraitis ir Bartuševičienė. Dabar reikia mušti. Ir ne taip. Šansas Simonui. Prieš jo akis. Negi bus dar vienas netikėtas išsigelbėjimas. Aidenas! Primenu, kad laikas neskaičiuojamas. Žaisim tol, kol bus aikštelėje žmonių. 1-0. Rezultatas šitą seriją yra toksai. Ir mes turime pirmojo finalo, pirmojo mačo galutinį rezultatą 6-4. Sodaitis sako, palauk. Dar niekas čia nebuvo prarasta. Šiaip, Karoli, labai gera įžvalga. Reikia Simono daugiau nuo pat rungtynių pradžios, o ne pabaigoj. Aš nesuprantu, kuris dingo, nes aš pripratęs, aš užaugau, dar vaikystėje atsimenu, kai Simonukas ateidavau ir muždavau. Kai Simonukas kaldavau visus iš eilės. O dabar jisai yra dingęs visą turnyrą. Ir atsiranda jisai tik tada, kai jau būna traukinys toli nuvažiavęs. Bet dabar pats metas keist taktiką. Aišku, Simonas dabar yra už Kvadratį. Bet kažką jie turi kitaip daryti. Aidenas yra tiesiog sunkiai įveikiama jėga. Bartuškė ir toliau žais per Aideną. Mes labai arti netikėtumo. Bet sakyčiau, kad dabar raudonieji turėtų atsigriebti. Kažkaip neskamba man 2-0 Bartuševičiaus pergalė. Manyčiau, kad 1-1 tikrai turėsim ir viskas kelsis į trečias rungtynės. Ką tu manai? Aš manau, kad dabar medžiojimas yra Aidenas, akivaizdžiai. Pastatė nacionalinį stadioną! Tiesiog papjovė kaip kiaulė. Aš sakau, kai pastatys stadioną, tiek džiaugsmo nebus dėl Benkunsko darbų. Bet kokią rinkiminę kampaniją pradėjo meras, ką? Iš anksto. Gerai. Ir koks dabar yra antro susitikimo startas. 2-0. Tai pradeda dabar finalo antrą grajų ir Simonas. Pažiūrėk, broli, kas už Kvadratyje, ne Bartuševičius. Ir Bartuševičius ir Aidenas, abu komandos lyderiai. Ir žiūrovai išvilpia. Vos tik su kamuoliu Bartuševičius. 5 sekundės jis gali laikyti kamuolį, tuoj bus klaida ir tuoj bus prarastas kamuolys. Nežino šitos taisyklės Bartuševičius. Kaip greitai antiherojom tapo Bartuškė. O Kornelija krenta, keliauja į užkvadratį kartu pas Simoną ir išsilygino dabar abi komandos. Šiaip unikalu, kad Mantas Bartuševičius yra šito turnyro vienas iš organizatorių, bet dabar yra pats nemėgstamiausias šito turnyro žmogus. Nekenčiamiausias yra Bartuškė. Meras. Dar vieną perdavimą galima. Ir dar vieną galima. Dabar jau reiks mušti. Benkunskis. Negai. O čia bus klaida. Ne? O, meras į merą.
Savi šaudo į savus. Vilniaus savivaldybė iškerta Tauragės savivaldybę. Keraitis. Nepataikė Benkunską, negaliu patikėti. Benkunskas! Keraitis. Aidenas! Ir kamuolys į užribį. Bet ir toliau gali... Ne, reikia grįžti iš puolimo zonos. Ne, ir apskritai kamuolys, man atrodo, turėjo dabar jau atitekti. Ne, jis galėjo sugrįžti su juo, bet turėjo mesti iš puolimo zonos. Okay. Labai geras šansas Bartuševičiaus komandai bandyti laimėti iš kartfinalą. Bet vis dar priekyje yra Simono komanda. Ir Benkunskas šitose rungtynėse yra faktorius. Jis dažniausiai su kamuoliu. Vėl man klausimas, nu gerai, Benkunskas, viskas tvarkoja, bet kur Žiurauskas? Nu, dabar bandė pasirodyti, bet jo nėra dingęs. Nesuprantu, tikrai, ar jis susižeidęs, ar jisai neformoje, ar jisai tiesiog uždukėtas. Žinai, gal kai turi Benkunsko komandą, negali būti lyderiu. Na va, Benkunsko dabar nebus, tai galbūt Žiurauskas imsis vaidmens. Ego karai. Keraitis. Vaidučio. Ir dabar, žiūrėk, kaip viskas keičiasi. Bartuševičiaus komanda gali laimėti finalą. Jie priekyje, jie gali laimėti ir jie yra labai arti pergalės. Simonas Žiurauskas, vienintelis, kuris gali. Eik tu sau! Simonas Žiurauskas, jeigu jisai išgelbė šitose rungtynėse savo komandą, tai bus nebe žmogus, tai bus nebe žaidėjas, tai bus legenda. Bet klausimas, ar tai yra įmanoma? Toks krūvis, tokia atsakomybė. Likus vienam, reikia išlyginti serijos rezultatą. Mano galva, tai užduotis neįmanoma, bet pažiūrėsim. Bet aikštėje dar yra Milda, yra ir Bartuševičienė. Opa! Ir krenta moteris. Krenta moteris 2-1, Keraitis ir Bartuševičienė prieš Simoną Žiurauską kvadratuose. Bet jie negali daryti klaidų. Opa! Ir dabar! 1-1. Ir dabar galimybė išlyginti serijos rezultatą Simonui arba laimėti sausai finalą Mantui Bartuševičiui. Aidenas muš. Keraitis, prašoka Žiurauskas! Keraitis, prašoka Žiurauskas! Ir klysta Bartuševičiaus komanda! Unikalus šansas Simono Žiurausko komandai laimėti! Ką gali šitas mažylis? Ką jis Žiurauskas, Vaidutis, Žiurauskas! Na ir... Žiurauskas! Mušk! MVP skanduoja žiūrovai! Koks triukšmas! Ir... Nepataikė! Kristoforas Vaidutis nepataikė, tai gali kainuoti auksą! Aidenas prieš ryškiausią turnyro žvaigždę, prieš Simoną Žiurauską, kita užkilusi žvaigždė. Dovydas prieš Galijotą dabar literaliai susitinka čia aikštėje. Vėlgi Simonas tikrai ne tas, koks buvo prieš tai turnyruose, bet jis vis dėlto yra čempionas. Ir jis tą dar kartą įrodo. Serijos rezultatas lygus. 1-1. Ir kaip ir spėliojau, mes turėsime trečiasias lemiamas rungtynes šiame finale. Bet žinai, buvo galima spėti, kad bus lygu. Bet kaip arti buvo pergalės Aideno komandos su Bartuške. Aidenas mušė į Simoną ir nepataikė. Aš tik priminsiu, kad šitoje triukšmingoje atmosferoje Simonas Žiurauskas buvo likęs 1-4. Call 1-1-2, Simonas is hot! 1-3 ar 4 buvo likęs Simonas Žiurauskas. Jis buvo likęs 1-3, tada išmušė abi merginas ir tada medžiojo Keraitį. Bet lygiai taip pat Aidenas medžiojo ir Žiurauską. Tie šuoliai, kuriuos Simonas darė aikštėje, yra neįtikėtina. Šiaip Manto Bartuševičiaus veide jau buvo čempioniška šypsenėlė. Aš aiškiai tą mačiau, kai liko vienas Simonas Žiurauskas kvadrate. Bartuševičius atsisuko į Aideną, protingai mirktelėjo, nusišypsojo ir tarsi pasveikino jau su laimėjimu. Nieko panašaus. Ir žinai, mes daug šnekam apie Simoną Žiurauską. Bravo, kaip jisai šokinėjo, kaip jisai išvengė smūgių. Bet reikia pažiūrėti, ką už kvadratyje išdarinėjo Kristoforas Vaidutis. Jo vaidmuo ten buvo velniškai reikšmingas antrose finalo rungtynėse. Ir būtent pačioje pabaigoje jis turėjo ir pats galimybę išplėšti pergalį, nepataikė, bet viskas sutvarkė Simonas. Kosminė atmosfera Vilniuje, absoliučiai maksimali elektra tribūnose. Sunku net įsivaizduoti, kad kvadratas gali sulaukti tokio susidomėjimo, sukelti tokias emocijas ir priversti Vilniaus Active Arena būti triukšmingesnė negu kokiose nors Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse. Ir stogas yra kilnojamas. Mes visą tą energiją jaučiame. Bartuševičius iš vieno mėgstamiausių Lietuvos komikų, populiarių veidų dabar tapo pičiausiu. Nu taip, vadink kaip tu jį nori, debiliukas,
Jis yra labiausiai nemėgstamas šitam pastate ir aš įsivaizduoju po video, kurį visi pamatys, kai sumontuos, Bartuškės akcijos rinkoje kris. Taip, Smaugimantas parašyta ant jo marškinėlių, iš tikrųjų... O Smaugimantas. Aš pasakysiu paprastai, pergalę jie tikrai turėjo savo rankose ir viskas, ką reikėjo padaryti, tai truputį rimčiau pasižiūrėti į Simoną Žurauską, bet kaip įprasta, Simonas vis tiek kažkodėl dar yra neįvertintas pakankamai. Bet dabar labai įdomi lemiamo Grajaus taktika, ką pasirinks abi komandos. Aišku, Aidiną reikia kuo anksčiau išmušti, bet krenta Benkunskas. Ir Bartuševičius pradeda nuo mero. Nu, visą laiką jisai labiau mėgdavo tokius rimtesnius dėdės. Tokius didelius projektus, taip. Bet su kamuoliu dabar yra Žurausko komanda, Žurauskas puolime. Už kvadratį turėti Benkunską yra gerai, labai gerai. Sudaitis antras. O, mama, paraiška rimta. Ir vėl Sudaitis yra įvykių sukūry. Žinai, aš tau pasakysiu, Sudaitis ir Simonas Žurauskas yra kaip Pipenas ir Michaelas Jordanas, ne? Kažkas į tą pusę. Ir Kristoforas Vaidutis toks Denisas Rodmanas šitoj komandai. Taip, Stoktonas ir Malonas vadin kaip nori. Čia klaidelė. Dovydas. Tauragės meras dabar perdavimai žaidžia su Aidenu kamuolį. Sudaitis labai svarbu, kad išsaugo aikštėje savo komandai. Ir tai, kad Aidenas yra už kvadratyje, dar nieko blogo nereiškia jo komandai. Jis tenai irgi gali prišikti labai normaliai varžoms. Sudaitis atakavo Bartuškę. Atakuojama dabar ir Bartuševičienė. Meras. Lauris. Benkunskas. Bartuševičiui. Ir koks Salė balas palaikomas. Salė baubė, kaip Bartuševičius su kamuolė, ne? Oi. Bravissimo! Bravo, Simonai. Jos geriausia turnyro akimirka finale lemiamose rungtynėse. Ir kol kas labai panašios pajėgos abiejose aikštės pusėse. Žurauskas. Bando Bartuškę išmušti. Kažkoks bifas tarp šitų dviejų ponų, ne? Bet Bartuškė labai susikaupęs. Tai kurgi ne, tai yra lemiamos finalo rungtynės. Nugalėtojas tampa čempionu. Arba Simonas Žurauskas trečią kartą, arba Mantas Bartuševičius pagaliau atima titulą. Milda perduoda kamuolį Bartuševičiui, bet jai reikia mesti. Kokios taisyklės? Taisyklės yra taisyklės ir vis dar bando jas palaužyti. Jau ne pirmą kartą Bartuševičiaus komanda šiame turnyre. Keraitis. Vėl su Aidinu žaidžia perdavimas ir dabar Simona jau krenta. Vos mūsų kamera nenukrito. Mūsų vaizdelis gali būti pakeitęs. Viskas tvarkoj, važiavam. Oi, kokia akimirka. Ir Bartuševičius palieka kvadratą. Taigi vėl Manto Bartuševičiaus komanda lieka su Aidenu ir Bartuševičium už kvadratyje. Žinai, tu gali mėgti ar nemėgti Sudaitį, bet jį žaidžia sumautai gerai. Ne, jis yra žvėris šitoje komandoje, kurioje Simonas Žurauskas ir vėl nepastebimas, nežinau, gal jis girtas, bet jo nėra. Jisai prabunda tada, kai jau šakės. Kažkokiam transe jis yra, kažkokiam transe. Aišku, jisai komandos smegenis, jis dabar irgi išrikiavo savo trejetuką kvadrate, parodė, kas kur turi eiti, bet veiksmo imasi daugiausiai kiti. Tai Vaidutis, tai Sudaitis. Na, mažiausiai tai daro Simonas. Bet čia tas yra, kai turi per daug gerų žaidėjų, gali tavo lyderis ir dirbti. Vaizdelis, kurio kasdien nepamatysi. Ar buvo šiandien jis išmuštas? Nemanau, nepamenu. Na, aišku, turėjo būti, nes yra ir pralaimėjimas, ne? Bet jis tada liko aikštėj. Ai, ne, jis buvo šiandien, aišku, kad buvo finalo. Aišku, kad buvo, bet na, tai tikrai nėra dažnas epizodas. Šiandien antrą kartą jis yra mušamas, tik per visą turnyrą. Aidenas. Viskas, kaip keičiasi dabar kardinaliai. Reikia dabar mušti. 3 prieš 2. Viskas, per daug perdavimų buvo. Niekas negali prognozuoti, kaip baigsis finalas. Dabar jau įtampa maksimali. Ar tik dabar ne Ieva medžios komanda? Bartuševičiaus komandai gali užtekti 2 smūgių. 2 smūgių, kad jie taptų čempionais, naujaisiais čempionais. Vaidutis! Kokia akimirka! Tai gali būti Vaidučio šansas. Finalo rezultatas lygus, serijos rezultatas 1-1. Abi komandos kvadrate turi po 2 žaidėjus. Tauragės meras. Tauragės meras. Jo toks ir vardas, pasėt Tauragės meras. Dabar Vilniaus meras. Benkunskas kviečia arčiau Vaidutį. Vaidutis į merą nėra. Jeigu dabar bus išmuštas meras, tai gali būti viskas. Tik tai Ieva liktų aikštėj. Simonas Žurauskas, jį su kamuoliu svarbiausiais momentais. Matysime jį turbūt vis dažniau su juo ir tai yra klaida. Nepataikė, dar kartą nepataikė Vaidutis į varžovą, metė grindis. Čia minutės pertraukėlė.
Vat dabar aš ir pats bandau suprasti iki galo, kadagi tos minutės pertraukėlės yra legal, o kada jos nėra. Bet minutės pertraukėlės metu komanda negali keliauti pasitart. Komandos lieka savo kvadratuose. Čia Bartuševičius už kvadratyje, kokias rodo kombinacijas tiek Tauragės Melui, tiek savo žmonai. Ir dabar būtent Ieva Bartuševičienė perduoda kamuolį savo vyrui. Ne, Aidenui. Bet kai perdavinėjai kamuolį savo vyrui, kartais Pasodaitė atsiduri. Mes turim situaciją, kai Lauris krenta. Ir čia geriausia Ievos akimirka šiandien. Koks buvo geras perdavimas? 2-1. Toks rezultatas, jeigu vertinsim kiek žmonių kvadrate. Ajajai, vėl nepataiko Kristofo. Jis daro viską gerai, bet tos kelios klaidelės žudo jo komandą. Žiūrėk, jėgos nebegalinės. Matosi, kad Kristoforas irgi jau šnopuoja sunkiai, bet jis turi atsilaikyti. Jo komanda vis dar gali laimėti ir apginti 3 kartą čempiono titulą. Karoli, aš manau, tai yra viskas. Laimės Bartuškės komanda. Kodėl? Pamatys. Jeigu būtų Simonas, sakyčiau, iššokinės. Žiūrėk, klysta. Klysta Tauragės Meras. O čia dabar mano prognozė gali būti sumautai netiksli. Dabar daug kas priklausys nuo to, kaip žais už kvadratyje esantis Ivano Žurausko komanda. Vaidutis prieš Bartuševičienę. Va čia tai atomazga. Viskas yra Ievos Bartuševičienės rankose. Jos vyras, nemėgstamiausias žmogus Vilniuje šiuo metu. Ajajai. Ar išgyvens Ieva šitą dramą? Kaip? Viskas greitai kvadrate. Kas darosi tribūnose, žiūrovai kyla iš savo vietų, tai yra lemiama ataka. Ievai negalima būti per arti už kvadračio. Kristoforas Vaidutis, ir aš primenu, Ieva yra blogiausias žmogus tokiems momentams, nes tai net nusisukinėja nuo kamulio. Ir tai yra viskas. Viskas! Wow! Kaip viskas greitai apsikeitė, ką? Sunku to patikėti, bet Simono Žurausko komanda pademonstruoja, kad galima atsitiesti net tokioje situacijoje, kai serijoje atsilikinėjai 0-1. Mes turim naują MVP. Reikia perduoti tą MVP Vaidučiui. Na taip, aišku, tą išsame turnyro statistiką jūs matysite savo ekranuose, bet aš tikrai sakyčiau, kad dabar jau nebe Simono Žurausko tai yra komanda. Tai yra tiesiog komanda ir gal net komanda, kokios dar neteko matyti apskritai kvadrato kovose per visus 3 turnyrus. Tai yra maksimaliai geriausiai suburta komanda. Su Benkunsku, su Sodaičiu, su Vaidučiu ir Simono Žurauskas. Gali būti nebe lyderių, jis gali būti tiesiog gerų pagalbininkų, gerų žaidėjų. Ir žinai, kai dabar Sirgalickis teisybė triumfavo. O dabar yra apdovanojimų ceremonija, iškart po jos mūsų laukia deserčiukas šitame turnyre. Šeštokės iš Taikos progimnazijos geriausia Lietuvos kvadrato komanda susitiks su Simono Žurausko komanda. Aidenai! Paplojam. Na, dalis švilpia, dalis ploja, bet šiaip turbūt daugiau plojimų skambėjo tribūnose. Kaip jauties? Man MVP? Nežinau, man atrodo, Simonas labiau vertas, jis laimėjo. Bet tu iškirtai 9 daugiau, 22 ir jeigu ne 13 Simonas, ar ne? Jo. Galim apsikeisti Simonu, mums pergalė MVP. Nepaizdau šitos larkės, baigtų jokas, ne. Rezultatyviausias turnyro žaidėjas, taip. Taip, na, akivaizdu, kad tai buvo tikrai naujas atradimas pas mus turnyre ir tai yra žmogus, kuris Simoną Žurauską netgi, sakyčiau, savotiškai patraukė antrą planą, jeigu kalbėsim apie individualų pasirodymą. Bet aišku, prie to prisidėjo ir pats Simono blankesnis žaidimas. Kita vertus, jam dapti, jisai čempionas. Bravo, aišku, bravo. Trečias iš eilės laimėtas turnyras su Benkunsku, su Sodaičiu. Nauji geriausi draugai užgimė. O dabar akimirka, kurios mes laukiame ir kurią anonsavome. Taikos progimnazijos Lietuvos čempionės šeštokės prieš Simono Žurausko komandą. Tai norėčiau pasakyti, kad žiūrovas neturėtų nuvertinti tų merginų, nes jos tikrai yra, šeštokės, bet tai yra geriausios šeštokės Lietuvoje. Ir pirmiausia, jos taktiškai brandžios, jos žino, ką daro. O ne visada galbūt pasakysi apie tai, ką išdarinėja kiti čia susirinkę ponai. Pirmiausia, turbūt linkėjimai visų šių merginų. Tėvams, seneliams, broliams, sesėms, draugams ir treneriai, be jokios abejonės, nes, na, manau, kad yra kas labai už jas jaudinasi, nepaisant to, kad tai yra viso labo parodomosios rungtynės. Primenu, kad kvadrato turnyro peržiūros yra 100-tūkstantinės ir jas dabar šiuo metu savo kompiuterių ir televizorių ekranuose mato gausus būrys žmonių. Šeštokės prieš čempionus, kas ką? Na, čia žiūrim. Čia kaip išsirikiausios komandos. Visai kita politika, ką? Opapa! Benkunskas krenta! Ne Benkunskas. Simona? Taip. Simona Česnaitė gavo į Subinėn. Žiūrėk, vėl žaidžia perdamais, brandžiai.
Opapa, žiūrėk, va čia yra lygis. Jaučiasi, kad kažką tai merginos moka. Kitos merginos saugo. Tu matai, žiūrėk, jos išsirikiavusios liniją. Wow! Čia pamokos mums visiems, žiūrėk. Dabar mano eilė, o dabar mano eilė. Na, teisybės dėlė, čia nereikėjo net sumažinti šeštokių skaičių. Nelaimės šitos dvikovos Simono komanda. O! Nu ką, Kristoforai. Baigėsi pasirodymas kvadrate. Kristoforas prašo kamulio. Dabar už kvadratį jį žais. Simonas Žirauskas, nesupratau, ką jis čia padarė. Tai labai smagu stebėti, kaip ant linijų nemina šeštokės. Nėra sau. Opapa. Aš tau sakau, čia bus į vienus vartus. Tos šeštokės neturi jokių problemų. Kol kas nei vienos šeštokės čempionai neiškirta. Štai pirmoji. Dabar. Ir kaip nepatinka arenai. Kokia publikos reakcija. Dabar reikia turėti ir drąsos kirsti šeštokę. To šeštokės, kaip jau sakiau, yra tikrai rimtas riešutėlis. Lietuvos čempionė savo amžiaus grupėje ir nieko joms negali padaryti. Turnyro čempionai. Po velniais. Wow. Wow, Simonas Žirauskas eina į užkvadratį. Laurynas Sodaitis dabar jau liko daužyti šeštokių. Šeštokės daužo Sodaitį. Tiesiog į vieną kasą atėjo merginos iš Taikos progimnazijos ir sudrožė. Šiaip parodė, kaip reikia žaisti, ir viską. Gražu, fantastiškas renginys, dar vienas įspūdingas turnyras, nieko čia nepridėsi. Įspūdinga organizacija ir tai, ką kyla kvadratas, kas kartą mane stebina vis labiau. Puikus darbas tiek ir transliacijos režisierių, operatorių, tiek tų, kurie montavo, tiek tų, kurie garsino, tiek vedėjo Manto Grimulio, tiek teisėjų Pauliaus Kapšio, Martino Valterio, tiek ir Povilo Elijaus, Regimanto Stasio, Viktoro Valtinenko, kuris buvo klavišta. Ir mes, Rytis Kazlauskas, Karolis Tiškevičius, su jumis atsisveikinam iki kitų kvadrato turnyrų. Iki kitų arenų. Iki turbūt ir didesnių erdvių, nes gali būti, kad kvadratas gali būti ir dar aukščiau.